Your journey. Plan perfect. Sveiki, šiandien noriu Jūs nusivežti į vieną tikrai ypatingą vietą. Lipam kartu, nes vaizdas viršuje bus vertas kiekvieno žingsnio. Šiuo metu lipu laiptais į Hang Mua Dragon Tail Viewpointą, esančią Ninh Binh regione Vietname. Iki viršaus apie 500 akmeninių laiptų. Skamba nemažai, tiesa, ir kojos tai jaučia, bet tokios vietos primena, kad kartais reikia šiek tiek pastangų, kad pamatytum kažką iš tiesų įspūdingo. Iš viršaus atsiveria nuostabūs ryžių laukai, upės ir kalkakmenio kalvų vaizdai. Ši vieta dažnai vadinama Halong Bay sausumoje ir kai pamatai panoramą savo akimis, supranti kodėl. Man kelionės visada yra daugiau nei tik gražios nuotraukos. Tai jausmas, kai sustoji, įkvepi ir supranti, kokia plati ir graži yra ši planeta. Taigi lipam toliau ir netrukus parodysiu, kas laukia viršuje. Dar tik tais pusė, bet mano veidas gali pasakyti, kaip buvo sunku šitą pusę įveikti. Jeigu žiūrėti į apačią, taip atrodo apačia. Šiaip skaičius sako, kad tik 500 laiptukų čia yra, bet jie gan yra statoki ir gan aukštoki. Todėl tikrai nėra paprastas būdas įveikti, ne kiekvienas tai gali. Bet vaizdas atperka nuovargį. Nu ką, atsigeriam vandenuko ir einam toliau. Šį kartą darysim į kairę. Eisim į kairę pusę. O paskui eisim į dešinę. Žiūrėsim, kas gaunasi. Vaizdas iš viršaus labai gražus. Čia tik trečdalis, kur žmonės fotkinasi arba sėdi pailsėti. Įspūdinga vieta. Verta aplankyti. Gan statoka, matau, kaip žmonės lipa, gan stačiai. Bandysim įveikti.
laiptai tikrai yra statoki. Nulipti bus daug sunkiau. Galbūt nei užlipti. Dar kiek čia laiptų į viršų. Čia tik dalelytė tų. Žiūrėsiu. Tuo pačiu atsikvėpsiu. Gan tikrai gražu. Manau, kad šiandien vienam iš tų laivelių būsiu ir aš. Galėsite žiūrėti sekantį mano video. Būtent vyks filmavimas iš apačios į viršų. Tai va. Gan labai įspūdinga graži vieta. Nink Bink. Tikrai verta dėmesio. O gal ir klystu pavadinimą teisingai ištarti. Bet pasiieškojus Google'yje galima tai rasti. Ok, sekantis lipimas. Bandom. Opa. Truputį pailsėjau. Išgėriau vandenuko. Atsigavo jėgos. Galima lipti toliau. Šiaip galiu pasakyti, iš pradžio atrodė bus daug sunkiau, bet sutikau pusiaukelėje netgi tikrai labai senų žmonių ir jie taip pat lipa. Taip kad kiekvienas gali tai įveikti. Taip. Čia laiptukai dar statesni. Tikrai status. Nu va. Gerai. Nestoviniuojam. Lipam toliau. Cuidado, María. Sobre todo cuidado con las piedras, eso que resbala más. Jau visai nedaug. Visai nedaug. Tai tik vienas šonas. Sao đi đường đấy, phố đấy có đường này mà. Va, taip atrodo anapusė laiptukų ir vaizdas iš viršaus kaip pas juos bus. Būtent tas kalnas matysis. Būtent va tas kalnas. Labai gerai matysis jisai. Ir aišku visa šita alėja gražių kalnų. Ir būtent nuo fludų visi laukai nuo lietaus yra užtvindinti. Čia turėtų būti
ryžių laukai, bet jie šiuo metu yra visur, kur yra ruda spalva, visur yra vanduo. Ir vanduo čia ne jūros, ne upiai, ne ežeras, bet čia yra susidarę nuo lietaus, tokie kaip ir, net nežinau kaip pasakyti, floodas angliškai, flooded fields. Kita pusė mes turim įsiliejusią upę, taip pat daug laivukų plaukioja, kurias mes plauksim taip pat šiandien. Ir aišku, įsiliejęs vanduo, būtent iš upės, kur didelis perteklius lietaus ir automatiškai viskas patvenu. Bet vaizdas tai yra tikrai wow. Tikrai gražu. Visi, kas būsite Vietname, būtent Hanojuje, pasiimkit kelionę day tripą į Ninh Binh. Parašysiu aš apačioje tikslų pavadinimą. Galėsiu parekomenduoti būtent net ir agentūrą, su kuria mes važiavom, nes suteikė mum netgi luksūrinius pasiėmimus, luksūrinį autobusą, kur minkštos audinės, recliner ir su visais masažais, su viskuo. Komfortas tikrai labai didelis ir, sakyčiau, gan nebrangus, nes įeina ir pilnas lunčas. Parašysiu rekomendaciją savo vėliau. Aš iš tų žmonių, kuris bijau labai aukščio, bet šiuo metu esu čia ir gan atrodo tikrai nejaukiai, nes gan tas saugumas toksai labai aklas. Šiandien galiu patrodyti, kaip atrodo visą tas. Reikia lipti ant tokių akmenų ir apsauga tik tais tokia lengva grandinė. Aukštį paskui pažiūrėsiu, koks tai aukštis yra, pasikuglinsiu ir parašysiu, koks tai yra aukštis. Galų gale tai yra dar vienas viewpointas, į kurį reikės lipti būtent šitas. That is the craziest way to get the top. Oh my god. How to get down? I'm not sure now. Tai yra pati baisiausia vieta, kurioje atsidūriau aš, bet netgi vaikas lipo, tai turėtų būti žiauriai crazy. Nėra nei laiptų, nei jokios atramos, nieko. Nori, va kaip šitą mergaitį dabar leiski žemyn. Kaip tik tais nori. Ok, bandysiu nusileisti. Pagaliau esu saugioje vietoje, bet ten tas viršūnė tai yra kažkoks, nežinau, košmaras, nes nėra nei laiptų, nei jokios apsaugos. Lipimas slidžiais tokiais, patokiais grublėtais, aukštais. Kas įsėjama laipinama boulderingu sienomis, tas gal ir gali, bet yra žiauru, labai statu. Kai nusileidau žemyn nuo Dragon Tail viewpointo, diena dar tik įsibėgėjo. Kitas mūsų planas – pasiplaukiojimas upe per Ninh Binh slėnius. Ir dabar jau matysime tą patį kalną iš apačios, tą, ant kurio prieš kelias valandas stovėjo viršuje. Plaukiant upe atsiveria visiškai kitoks vaizdas. Ramus vanduo, ryžių laukai, aukštos uolos ir vietiniai, kurie tyliai ir kloja valtis. Beje, būtent šiame regione buvo filmuojamos scenos iš filmo King Kongas gyvas, kurį visi puikiai žinome. Čia matyti tie patys dramatiški kalnai ir laukinė gamta, kurie filme tapo paslaptingos salos fonu. Trumpai tariant, Holivudas pasirinko šią vietą ne be reikalo. Upė teka per Trang An Scenic Landscape Complex teritoriją. Tai UNESCO saugoma vietovė garsėjanti urvais, upių labirintais ir neįtikėtina gamtos ramybė. Šita kelionės dalis tai yra visiška priešingybė įlipimui į kalną.
Jokio skubėjimo, tik vandens garsas, žaluma aplink ir jausmas, kad esi gamtos viduryje. Kartais tam, kad pamatytum tą pačią vietą kitaip, užtenka tiesiog pakeisti perspektyvą. Ir pabaigai, jeigu mėgsti keliones, gražius vaizdus ir truputį pavargusias kojas, spaudžiam subscribe ir keliaujam kartu. Iki sekančių kelionių.